Nesibaigiančias dainas, kas ten su batai kliuliuoja, vasaros sutartines. Deguna šimtmečius dar ąžuolai žaliuoja, deguna dainiai lietuviškai dainuoja. Būkite pasveikinti sugužėję Aukštadvario kraštą į liaudiškos muzikos kapelų šventę Grok Jurgeli grok. Šiandieną yra puikus metas pasakyti, kad esame labai svarbus ir užimate svarbią vietą Lietuvos kultūros istorijoje. Sveiki, mėly žiūrovai, susirinkę į tradicinės kapelų varžytuvės. Aukštadvaryje dar nebuvo tokios gausios ir linksmos šventės. Ar pasiruošę nuotaikingai muzikai, dainoms ir šokiui? Šiandieną jūsų laukia nepaprasta diena. Sceną užkariaus talentingiausios kapelos iš įvairių Lietuvos kampelių. Pasiruoškite ploti, dainuoti ir šokti. Atvykusius svečius pirmieji nekantrauja pasveikinti mažieji aukštadvariečiai. Trakų meno mokyklos Aukštadvario liaudiškų šokių kolektyvas Gandriukas. Vadovė mokytoja Akvilė Prakapienė.
Ir žinokit, ši šventė tai yra mūsų visų sujungta tokia graži bendruomeninė šventė. Tai viskas yra nuo širdies, nuo pačių gražiausių linkėjimų mūsų Aukštadvario bendruomenės narių. Norisi linkėti gražaus pasisėmimo tos liaudiškos dainoje ir aišku, nepamirškime, kad ateina tas laikas, kada tikrai turime džiaugtis vieni kitais, nes laikas labai trumpas. Ir aišku, dalintis su vieni su kitais tai, ką turime. Labą dieną, miela Aukštadvario bendruomenė, malonu matyti jūs taip gausiai susirinkusius. Ypatingai sveikinu organizatorius, gerbiamą Jadvygą, Aukštadvario žiburių vadovę ir Aukštadvario bendruomenės pirmininką Vytautą. Dėkoju nuoširdžiai. Ir be šitų žmonių, kurie turi idėjų, turi savo energijos, tai tokie renginiai nevyktų, manau, ir svarbiausia, kas geriausia yra, tai kad tai kyla iš apačios, iš pačių žmonių. Džiaukimės gyvenimu, bet kadangi klebonas sakė, kad gavėnia, tai toks trumpas eilėraštis savo kūrybos. Skamba giesmės, kojos trepsi, gerkim girą, o ne pepsi. Tiesiog atvažiavau pasižiūrėti, pasiklausyti labai gražios muzikos. Džiugu, kad jūs puoselėte, saugote ir ją mums dovanojate. Gražios šventės. Kolektyvams tai dėkoju už du dalykus. Viena, tai kad jūs tikrai, kaip gerbiama Jadvyga minėjo, kad už lango ne tik žiema, už lango labai rimti reikalai. Keičiasi tas laikas labai sparčiai, daug visokių rimtų reikalų vyksta pasaulyje, o jūs kuriat nuotaiką. Gražios šventės, tai ateina pavasaris ir tai būna visada nuotaika ir stabilumas. Ačiū. Ir iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti organizatoriams, bendruomenėms, kurie suorganizavo tokią, išskirtinę šventę, sakyčiau, miestelyje. Nežinau, ar buvo tokios kapelų varžytuvės. Tad ačiū Jums už tą iniciatyvą, už tą tradicijų puoselėjimą. Taip pat visiems dalyviams norėčiau palinkėti, laimėti, gerai pasirodyti ir pradžiuginti mūsų svečius. Bet visiems labai geros nuotaikos šiame renginyje. Mielieji, gyvenimas praeina, bei ieškant tiesiausio kelio, o galbūt kažkur vis skubančio savęs. Tebūnie visko daug jūsų gyvenime. Džiaugsmo, geros nuotaikos ir žinoma muzikos. Juk su muzika visuomet gyventi yra lengviau. Jūs sveikina šeimininkai, Aukštadvario bendruomenės kapela, vadovas Vytautas Incevičius.
Rytoj Aukštadvario bažnyčia, sakė, surinks didelius pinigus, nes klebonas sakė, kas šiandien dalyvavo šventėje, rytoj po 10 eurų neša į bažnyčią ir iš pažinties eina. O Kęstutis Vilkauskas sakė, aš ir 50 duosiu. Žiūrėsim, ar kas jie žodžiai. Kaimo klėti, ten daug vasaros naktų, teko man panaslinėti, jų kas kart pasiilgstu, skamba čia vakarės dainos, nori aida jų klausau, pasilikęs naktį vienas, vis iš žvaigždėnas dainas, pasilikęs naktį vienas, vis iš žvaigždėnas dainas, o keli žiogai čiruoja, nesibaigiančias dainas, kas mūsų batai liūliuoja. O miške paparčio žiedo mes ieškosime naktį, viską, ką žvaigždelės matė, mudviejų liks paslaptis. O kieme žiogai čiruoja nesibaigiančias dainas, kas ten su batai liūliuoja vasaros sutartines. O miške paparčio žiedo mes ieškosime naktį, viską, ką žvaigždelės matė, mudviejų liks paslaptis. Veidas maidos skundžias, kad trumpa naktis, mūsų šokiai, mūsų dainos, kol dangu jau škanušvis. Myliu seną kaimo klėtį Švento Jono naktyje, gimė pirmą meilę mano mėnesienos šviesoje, gimė pirmą meilę mano mėnesienos šviesoje. O kieme žiogai čiruoja nesibaigiančias dainas, kas ten su batai liūliuoja vasaros sutartines. O miške paparčio žiedo mes ieškosime naktį, viską, ką žvaigždelės matė, mudviejų liks paslaptis. O kieme žiogai čiruoja nesibaigiančias dainas, kas ten su batai liūliuoja vasaros sutartines. O miške paparčio žiedo mes ieškosime naktį, viską, ką žvaigždelės matė, viską, ką žvaigždelės matė, mudviejų liks paslaptis. O dabar nieko nelaukdami pradedame varžytuves. Žiūrovai, pasitikime kapelas didžiausiais plojimais, kadangi plojimai taip pat yra svarbus varžytuvėse. Elektrėnų savivaldybės kultūros ir meno centro Semeliškių vokalinis instrumentinis ansamblis Konkordas. Vadovas Adolfas Blažonis. Pasitikite plojimais.
paukščiai pritaria, čiulbėdami lyg tyčia, prie jūros žarsto smėlį, vėjelis įnoringas, jam rūpi gintarai, jų akis kastyčio, tegul per šimtmečius dar ąžuolai žaliuoja, teburia dainiai lietuviškai dainuoja, te juokiasi vaikai gandrai, net nekėtuoja, būk visada graži moteriške, man nori. Jau pavasarį žydėjo, o žiedai kaip išprotėję, ir lakštingala atvartojo pagirį. Gal mylėjai, nemylėjai, gal tikėjai, netikėjai, kad bus vasara saulėta ir graži. Skleidžiasi žodžiai žiedas, rūkas varnėnais plauko, vasara tyliai rieda, per saulės pienių lauką, vėjas bučiuoja lūpas, plaukus man glosto saulė, vasara dienos rūpa, ir mano metų saulė. Margos pievos, kryptas skraido, o pušyną saulė braido. Aš tikiu, kad čia esi laiminga tu. Apsakėjais svarstė oras, myliu kausą, kilti noriu, aptarintarę ir vasarą kartu. Skleidžiasi žodžiai žiedas, rūkas varnėnais plauko, vasara tyliai rieda, per saulės pienių lauką, vėjas bučiuoja lūpas, plaukus man glosto saulė, vasara dienos rūpa, ir mano metų saulė. Skleidžiasi žodžiai žiedas, rūkas varnėnais plauko, vasara tyliai rieda, per
širdyje mėnesienoj. Namojas mane, turiu ramybę glėbį. Gyvena meilės saloje, horizontas tęsta naktyje. Baltas mėnuo, ilgesys įstrigęs manyje, pilnatis paskendusi rūke. Baltas mėnuo, išaušo rytas ir vėl užmiršta naktis, o mintyse aš kartoju vis. Baltas mėnuo, kur gyvena meilės saloje, horizontas tęsta naktyje. Baltas mėnuo, ilgesys įstrigęs manyje, pilnatis paskendusi rūke. Baltas mėnuo, išaušo rytas ir vėl užmiršta naktis, o mintyse aš kartoju vis. Baltas mėnuo, Yeah.
prabyla, kaip gerai, kad mes esame dviese. Kaip gerai, kad mes esame dviese. Kaip gerai, kad mes esame dviese. Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenės kapela, vadovė Vaiva Neteckienė ir ją šiandien pavaduojantis vadovas Tautvydas Stabra. Kitą, ar nežinojai,
Pasas pas mus gimė taip. Atsinešė jaunimas melodiją, o mes prie jos primėtėm žodžius. Ir toks ir dabar pusiau autorinis kūrinys. Pirmin. Gerai, pasodinti padargus sodus nuo kalnų, nors kalnų mes dar turim legavą, ir jie niekas nepasugalvo, kai namogas per tiltų eismą, kai namogas per tiltų eismą, kad tik neįpirš to kambarį, kai namogas per tiltų eismą. Kai namogas per tiltų eismą, kai namogas
kad visą dieną šventas būtų, tik vieną dieną dirbama ir ta pati tėvų klaponas atleidžia nugeriama. Kad tai būt, kad visą dieną šventas būtų, tik vieną dieną dirbama ir ta pati nugeriama. Kad namo mes per tiltus eisim, kad namo mes per tiltus eisim, kad zirgliai triukšo tarp vandeniu, kad namo mes per tiltus eisim, kad namo mes per tiltus eisim, kad namo mes per tiltus eisim, kad zirgliai triukšo tarp vandeniu. Точно не приспіти далі. Kad namo mes per tiltus eisim. Na, o dabar į sceną kviečiu Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelą Punelę ir jos vadovą Gintautą Smitą. Likau aš dar čia, nebijau ryščia, likimas visur vienodas. Tikiu paslapčia, nors jau ir čia, šio žemėje mūsų sodas. Perjota žemė, perškiota kelią, perlikim malemenčią žvaigždes. Spaudžia po ranką, į laimingą krantą, einam ten, kur mus likimas ves. Dainas dainavau ir priekį ėjau, ilgai vis tavęs ieškojau. Lupau, pakilau, tave suradau, likimui tau dėkoju. Perjota žemė, perškiota kelią, perlikim malemenčias žvaigždes. Spaudžia po ranką, į laimingą krantą, einam ten, kur mus likimas ves. Pavasarį girs, ruduo vėl pravirs, šešėliai klajos po kalvus. Kaip žvakės suvirs, likimas sutils, į šilumą šiltą čia delnus. Perjota žemė, perškiota kelią, perlikim malemenčias žvaigždes. Spaudžia po ranką, į laimingą krantą, einam ten, kur mus likimas ves. Perjota žemė, perškiota kelią, perlikim malemenčias žvaigždes. Spaudžia po ranką, į laimingą krantą, einam ten, kur mus likimas ves. Einam ten, kur mus likimas ves. Einam ten, kur mus likimas ves. Ką turi padaryti vyras? Nu, žinom šitą visi. Pasodint medį, pastatyt namą ir užaugint sūnų. O ką šiuolaikinė moteris turėtų padaryti? Viską tą patį, tik truputį kitaip. Užaugint dukrą, prisiteist namą
ir pasodinti vyrą. Va tada gali gyventi. Ir palinguoti pašaukti galima. Prieina mažas berniukas prie mamos ir klausia, kol maestro pasikeis instrumentą. Tai aš trumpai. Sako, mamyte, iš kur aš atsiradau? Oi, senelė, tu iš meilės ir iš Dievo. O kodėl tu klausi, sūnukai? Ai, žinai, sako, pas tėtį paklausiau, nu ir ką jisai atsakė? A, jis man sakė, sako, tai kad mes iš Beždžionės žmonės. Nu, žinai, sūnelė, kiekvienas apie savo giminę, tėtis apie savo, aš tau apie savo. Tai bet kągi vyrai padarysim, moterys yra iš Dievo ir iš meilės, todėl mes jas labai mylime. Ir mūsų sekanti daina apie tą reikalą, kur jodavom į šokius. Čia vadinasi toks, vakaro balnojau bėrį, nes važiavau į šokius, ane, Joro? Kas netinki šok?
aplodismentus. Žėliai greičiau, ant žirgų ant penklių, aš gegužį mačiau, kai nubėgo keliu. Bernužėliai raiti, ant žirgų ant penklių, sudundėjo keli ir pranyko kartu. Lai nesustok, reiks jaunatviškai dar pasijuok. Prie upelio srautos, žiburėliai akių, sklidinuos ežeruos, visi toli žiūrės, negalės tikėtis, ir užges vakarinė auksinė žvaigždė. Oi, nesustok, nes jaunatviškai dar pasijuok. Sustok, sustok, nes jaunatviškai dar pasijuok. Oi, nesustok, nes jaunatviškai dar pasijuok. Sustok, sustok, nes jaunatviškai dar pasijuok.
ir taip jau pasisėdėję ir klausė Jonas draugo. Petrai, sako, nu tu man pasakyk, kaip tie žmonės iš tų medžių žino, kur šiaurė, kur pietus. Na, bet Jonai ir paklausė. Nu tai kur eglės auga, jis sako, taigi ten šiaurė. O jau kur palmės, tai žinok, ten pietus. Rytas išaušta, diena praeina ir vėl sutemsta. Nori, nenori, iškrenta sniegas, metai praeina, prabėga dienos. Sakyk, sakyk, kodėl tie metai bėga, kodėl jaunystė mūsų nerami, kodėl gyvenimas taip greit prabėga ir mes širdį tik liekame jauni. Sulūžta, šampanas liejas, džiaugsmas užplūsta, šventė atėjus, sėkmės ir laimės, jums palinkėsim, kad metai eitų, kad neskubėtų. Sakyk, sakyk, kodėl tie metai bėga, kodėl jaunystė mūsų nerami, kodėl gyvenimas taip greit prabėga ir mes širdį tik liekame jauni. Sakyk, sakyk, kodėl tie metai bėga, kodėl jaunystė mūsų nerami, kodėl gyvenimas taip greit prabėga ir mes širdį tik liekame jauni. Sakyk, sakyk, kodėl tie metai bėga, kodėl jaunystė mūsų nerami, kodėl gyvenimas taip greit prabėga ir mes širdį tik liekame jauni. Ačiū labai, ačiū šokusiems. Sakyčiau, milžinišką kiekį žmonių. Tai ačiū brangiai, gražios šventės.
labai puikiai čia poros šoka, tad tikiuosi tų porų bus tik daugiau ir ne tik klausykim geros muzikos, bet ir šokių su priesukimės. Tai su švente.
rūtas ravėjo, ravėjo, žalias rūtas ravėjo, ravėjo. Labas vakaras, mergelė, mergelė, ar nematai žirgelio, žirgelio, ar nematai žirgelio, žirgelio. Mačiau žirgelį, žirgelį, savo tėvo dvarelį, dvarelį, savo tėvo dvarelį, dvarelį. Tykus vakaras bevėjo, bevėjo, lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo, lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo. Kaimo muzikantai. Naktelė lydima aušros, kaimo muzikantai gros ir gros, skamba linksmos dainos, poros šoka, vainų šiąnakt jaunimėlį nemiego. Daug gražių merginų, daug smagių vaikinų, muzika pragaro duo. Daug harmonika linksmoji, grokį valsą kumpakoji. Hey, Jurgelį, hey, Jurgelį, širpinti garsus vaikelį. Širdis nubaudžia, užia, jonas varnų napučia. Tai šaunumas muzikatų, tai bent kaimo kapela. Traukis smagia daina, olele, ir liūdėti šiandien nevalia. Vesatorius mūsų tai paukščiai laužą atneša, aučio sūta. Mūs dainas skambesnė muzika, linksmės nepailsėti niekada. Duos harmonika linksmoji, grokį valsą kumpakoji. Hey, Jurgelį, hey, Jurgelį, šilpinti garsus vaikelį. Širdis nubaudžia, užia, jonas varnų napučia. Tai šaunumas muzikatų, tai bent kaimo kapela. Harmonika linksmoji, grokį valsą kumpakoji. Hey, Jurgelį, hey, Jurgelį, širpinti garsus vaikelį. Širdis nubaudžia, užia, jonas varnų napučia. Tai šaunumas muzikatų, tai bent giesmė kapela. Pabaigai Gibrių polka, šoka visi.
Prašome į sceną dabar Vievio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Pilimėlis, vadovė Ona Nenartavičienė. Bet Marytė išdygė
ar ne? Tekėjęs. Ačiū Dievui. Na, ištekėjus, sukūrus šeimą, juk pasitaiko visko, ar ne? Būna ir negrįžimo naktų, ir ištepliotų drabužių, ir neaišku, kokių istorijų sukurtų. Bet visą laiką moteris belaikanti 4 namų kampus viską sutvarko. Taip kad bernužėlį nesvaliok. Išeinam šokti. Hagerio polka. Negrosim, kol neaiškas kur šokti. Aš tikrai labai noriu padėkoti visoms kapeloms, kurios atnešė šitiek džiaugsmo į Aukštadvarį. Aš labai esu laiminga šiandien, matydama jūs visus besišypsančius, plojančius. Turim puoselėti lietuvybę, dainuoti lietuviškai, tradicijų laikytis, kaip visi matot, užtenka jau angliškų, užtenka rusiškų. Turim dainuoti lietuviškai, taip kad kas mokat, pritarkite.
kol dar viršukių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man. Kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. Po nakties diena, po lietaus miškai kvepia, po mirties šviesa amžina. Tarp Lietuvos ir tarp dangaus aukšto gieda paukštis virš mūsų ir giedos. Kol dar matau, kol dar girdžiu, kol dar į kalną mano kelias, kartoju paprastus žodžius, tie žodžiai man ir tau. Na ir visi kartu. Po nakties diena, po lietaus miškai kvepia, po mirties šviesa amžina. Tarp Lietuvos ir tarp dangaus aukšto gieda paukštis virš mūsų ir giedos. Gieda paukštis virš mūsų ir giedos. Ačiū. Jauniausia mūsų kapela yra Trakų aukštadvario bendruomenės kapela vadovas Vytautas Zencevičius. Ir muzikantai. Veteranų kapela. Trakų tiltų kaimo bendruomenės kapela. Mano žmona yra iš tiltų ir aš ciltų žentas, tai nutariau paremti būtent jūs ir kartu su manim nori prisidėti ir gerbiamas Seimo narys Linas Kukuraitis. Duodu mikrofoną jam. Labai džiaugiamės, kad esat tas kolektyvas, kurį pasirinkom apdovanot ir kartu šiek tiek Seimo gerybių, kad tą bendruomeniškumą, kurį skleistumėt į savo aplinką. Tai daugiau bendruomeniškumo, dar daugiau. Dabar paskelbiam patyrusių muzikantų kapela išrinkta Vievio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Pinimėlis. Tai tikrai nuoširdžiai dėkojam jums, nes tikrai jūs visų titulų turite. Na, šį kartą toks titulas jums suteikiamas, tai aš nuoširdžiai džiaugiuosi ir kad jūs taip ilgai gyvuojat, kad jūsų tiek daug ir su tokia gera energija jūs viską darote. Tai ačiū labai. Kas jums labiausiai patiko? Tai mes išgirdom, kad tai yra Semeliškių vokalinis instrumentinis ansamblis.
eina per gyvenimą ir linksminti mus ir mūsų širdis. Labai malonu, kad mes pernai tik tai susipažinom per Juozulį, tai anksčiau, gal anksčiau, bet ir toliau bendradarbiaukim, gyvenkim su daina iki gyvenimo. Ačiū daug. Mes dvi moteriškės sakėm, nu gal vyrai fainesni, o gal visi kažkaip tai. Ir nusprendėm. Linksmiausia kapela tai buvo Punelė. Ačiū labai tikrai už gerą nuotaiką, ne tik tai nuotaiką, bet ir instrumentuotė superinė ir jūsų, bendrai tokia komanda visi labai pasitempę, linksmi, taigi jums prizas ir dar linkim ilgų grojimo metų ir apsilankykite Aukštadvaryje. Ačiū. Linkėjimai vyrams. Nagi jau turbūt nusprendėte, kad geriausia kapela šį kartą Jiezno kultūros centro muzikos kapela Jieznelė. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.